Vyrai, mes esam žinduoliai. O jeigu sužinotum faktą, kad pats didžiausias žinduolis yra mėlynasis banginis, o jo šiti daikčiukai sveria 45 kg, tai tada pagalvoja, jeigu vyro šiti daikčiukai yra vėsesni 1-2 laipsniais negu visas likęs vyro kūnas, todėl kad yra išorėje, o ne viduje, kam tai? Ogi tam, kad spermatozoidai gamintųsi. Todėl, kad jeigu šitie daikčiukai būtų viduje, mes būtume nevaisingi. Taigi, jeigu nori, kad šitie daikčiukai nebūtų kaip pas mėlyną banginį, o gamintų tik tai, kas jiems reikalinga, pagalvok, ką tu savo gyvenime darai teisingai, o ką ne taip. Beje, jeigu tavo šitie daikčiukai ilgą laiką buvo sauskelnėse, didesnė tikimybė, kad temperatūra jau nepakenks ir nebepadės. Todėl kilus klausimams parašyk.